Kartais galime pasijusti maži ir nereikšmingi. Informacijos įvairovė gali paskatinti dvejoti savimi, bendruomenę ir pilietiškumo prasme. Galbūt matant chaosą, manipulacijas ar neužtikrintumą, kartais net norisi nuleisti rankas. Nenuvertinkime savęs. Erasmus Plus padės įveikti šiuos sunkumus, suteikdama galimybę aktyviai dalyvauti savo bendruomenės, šalies, ES politinėme bei socialinėme gyvenime. Nesvarbu, kiek mums metų ar iš kur esame, mes visi demokratinės visuomenės dalis. Visų mūsų balsas rinkimų metu ne tik lemia, kas priima sprendimus. Kiekvienas iš mūsų gali tapti šių sprendimų iniciatoriumi, puoselėtoju ar priėmėju. Ir jaunų žmonių, ir seniorų nuomonė yra svarbi. Erasmus Plus padeda visiems, tiek jauniems, tiek vyresniems atrasti galimybės ir dalyvauti priimant sprendimus ar bendradarbiauti su institucijomis. Būti demokratinės visuomenės dalimi reiškia ne tik turėti teisių ir privilegijų, tai reiškia ir pareigą bei atsakomybę puoselėti ir saugoti šias teises. Erasmus Plus tikslas – ugdyti sąmoningą pilietį ir kviesti organizacijas savo veiklą skatinti piliečių aktyvų dalyvavimą. Šiam tikslui pasiekti pasitelkiamos kelios veiklos sritys. Čia galima debatuoti su kandidatais, siekiančiais užimti tam tikrą postą. Po debatų stebėti išrinktų politikų pažadų įgyvendinimą, o prieš ir po rinkimų dalyvauti edukacijose apie politinius procesus. Demokratinėje visuomenėje ne ką mažiau svarbus kritinis mąstymas ir domėjimasis. Kritiška turinio analizė, šaltinių tikrinimas, palyginimas ir atpažinimas. Visa tai yra medijų raštingumo dalis. Nors ši savoka nėra nauja, bet neįprasta tiek mažiesiems, tiek vyresnio amžiaus piliečiams. Didinti supratimą apie ES ir puoselėti bendrystę gali ne tik formalusis švietimas, bet ir neformalusis mokymasis. Erasmus Plus taip pat prisideda plėtojant įvairias medijų raštingumo kompetencijas ir suteikiant praktinių įrankių darbui su šeimomis, tėvais ir seneliais. Tai ne tik prisideda prie vaikų medijų raštingumo ugdymo, bet ir padeda mažinti kartų atotrūkį, puoselėja tarpusavio socialinius, emocinius ryšius. Taigi, aktyvus dalyvavimas bendruomenės ir politinėje veikloje, domėjimasis ir kritinis mąstymas. Visa tai mus įgalina tapti stipresniais, visaverčiais ir reikšmingais demokratiškos, pilietiškos ir draugiškos visuomenės dalyviais bei sergėtojais. Erasmus Plus.